Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa ir šiandien kalbėsime apie Mereškos gamintojo Fantastic elektroninę programėlę, kurioje galima gauti nemokamai schemas, jeigu turi Mereškos rinkinį. Nefilmuočiau iš tikrųjų šitą video, nes manau, kad kas norėjo jau parsisiuntė, kas norėjo pabandė ir panašiai, tačiau man toks mini jausmelis yra, kad nepelnytai per mažai žmonių seka šitas Mereškos naujienas, galbūt jūs tiesiog nematėt, nors jums būtų įdomu ir panašiai. Ir aš galvoju, kad tebūnie, transliuosiu ir aš tą informaciją dovanai, vien dėl to, kad aš gerbiu šitą gamintoją už tai, kad jisai deda į savo rinkinius labai gerai atidirbtas schemas, labai gerą turinį, tai yra tiek AIDA, tiek DMC stiliukai. Ir man žavu, kad taip, Mereškos rinkiniai nėra pigus, nors Lietuvoje turbūt yra pigiausi Europoje. Nežinau, kaip tai išeina, net jeigu jie Lenkijoje gaminami, ten yra vos net dvigubai brangiau nei pas mus, tai sveikinu mus su tuo. Tai, bent jau aš kainas lyginu, tarkim, yra siūlų rytė, yra siūlas, panašiai, tai pas jas mergaitės tikrai yra labai žemos kainos. Tai va, tai žodžiu. Ir mano idėja yra tame, kad žavu, kai gamintojas duoda nemokamai elektroninę versiją, tai nėra XSD formatas, kurį turi užsisakyti, kad kažkas perinktų ir panašiai, čia gauni tiesiai iš gamintojo ir tenais jau bus taip, kaip originaliai ir turėjo būti, nes sutikim, ta prasme, jeigu kas kada bandėt perinkti, aš asmeniškai pati bandžiau persirinkti porą Mereškos rinkinių prieš tai praėjusiais metais, tai netgi 3 iš tikrųjų, tai yra didelė laiko gaišatis ir galų gale vis tiek pastebi, kad kažkur mini kažką praleidai arba ten pelė nubėgo vienu momentu ir pasispaudė porą kryžiukų iš šono ne taip, kaip norėjus ir panašiai. Bet kuriuo atveju daryti kažkieno jau padarytą darbą reiškia, kad galima suklysti. O kadangi jie duoda tai nemokamai, tai man yra žaviausias dalykas, koks tai gali būti, juo labiau, kad ir programėlė yra nemokama. Tai va, plus dar, sakykime, šiuo metu yra gegužės vidurys, tai jau galima aktualiai pakalbėti ir apie tai, kad kas naudojasi Androidais, su Crossstitch Saga yra problemėlių, kas išsprendė jas pagal gamintojo pasiūlytą puslapį, kur yra parsisiųsti, ta prasme, kur parsisiunčiant reikia šiek tiek rizikuoti ir atsinaujinti ir panašiai. O čia yra viskas legaliai ir dar plus, čia didžiausias pliusas yra, šiuo metu jau išleido ir Androidų, ir iOS sistemai, tai yra visiems iPhone'ams, iPad'ams sistemas ir kadangi čia mes susikursim accountą, tai visas progresas susisieja tarpusavį. Tai yra net jeigu yra skirtingi įrenginiai, skirtingo gamintojo turinys šitoj Fantastic programėlėje, visas progresas bus matomas identiškai. Taip, kaip Crossstitch Saga iš vis nedraugauja, reikia nusipirkti atskirą accountą. Tai čia yra visai kitaip. Tai atsiprašau, kad palyginau, bet man atrodo, ta informacija kai kuriems iš mūsų gali būti aktuali. O dabar pereikim turbūt tiesiog prie pačios Fantastic programėlės. Šiek tiek skubu, eilinį kartą vaikas miega, tai noriu išnaudoti akimirką. Tai va, tai esmė tame, kad kas turit ar iOS sistemą ar Androidus panašiai, einate į parduotuvę arba į iPhone'o Apple parduotuvę ir nusiperkat šitą Fantastic, parsisiunčiat Fantastic programėlę. Kai ją parsisiųsit, jums automatiškai rodys pirmu turiniu, kad jums reikia prisiregistruoti. Tai šito lango aš jums negaliu parodyti. Prašysiu jūsų prisiregistruoti, tai ten reikia įvesti savo elektroninį paštą, kurį naudojat ir susikurti slaptažodį. Tik tiek. Susikūrėt slaptažodį, jūs įeinate į sistemą. Tai matysit šiek tiek kitaip, bet plus minus ta sistema lieka ta pati. Tai pirma bus Mereškos langas, tai yra čia yra jų nemokamos schemutės su DMC siūliukais, jūs galite susikomplektuoti juos pačios, jeigu tik norit siuvinėti. Ir tada bus jūsų accountas, jau bus, mano jis jau yra pripildytas kai kurių punktų, bet idėja yra tame, kad čia susidėjau, čia yra jau Mereškos rinkinukai, čia yra šitie nemokami, eilinį kartą aš vis paspaudžiu kur nors, kur nereikia. Ir tada dar mano rinkiniuose, čia jau matysi, čia yra pavyzdžiui 2XSD formatu atidaryti, nes man jau reikėjo patikrinti, ar visa ta sistema veikia. Tai plus minus yra Mereškos langas su nemokamais, juos visus galite downloadinti į savo šitą My Patterns
puslapėlį. Ir jūsų puslapėlyje bus tai, ką jūs įsikėlėt iš nemokamų schemų arba parsisiuntėt iš gamintojo. O šitoj pusėje, arba jeigu aš pavirščiau planšetę, jeigu man pavyks, šitoj juostui, tai čia yra ką tik atidaryti, tiesiog pagal naujumą atidaryti darbai. Čia tiesiog tokia linija, čia yra greitesniai navigacijai, sakykim taip. Tai va, grįžkim prie šito modelio, nes taip daugiau matyt bus. Tai va, mes esame Mereško šitoj programėlėj nemokamai, tai mes turim savo profilį. Profilio ikonėlės lygiai neleidžia pakeisti, kiek bandžiau. Čia yra mano elektroninis paštas. Tada turim schemų užklausas. Ir jas, jeigu išskleisim, aš kadangi jau esu jų dariusi, tai tiesiog jos būna arba pending parašyta, tai reiškia, kad laukimo stadijoje, arba approved, tai reiškia, kad aš jau ją gavau. Ir čia galiu pateikti užklausas spausdama čia. Toliau yra kvietimai, tai aš galiu pakviesti, galiu pakviesti, ką nors naudoti šitą programėlę, ten dar duoda bonusinių schemų kažkokių, kaip skaičiau, nes čia paspaudus yra, kad galiu gauti ekstra parsisiuntimų ir ten taip toliau, bet manęs kas tai nelabai domina, galiu tiesiog išsiloginti ir galiu ištrinti akauntą, kas yra neaktualu. Tai jeigu čia spausčiau pliusiuką, įeičiau į galimybę atsisiųsti schemas ir jeigu spausčiau šitą pliusiuką, irgi įeičiau į galimybę atsisiųsti schemas. Tai mes tai dabar ir padarysim. Aš Mereškos rinkinių turiu bent kelis ir yra prasidėjus meilė kelių metų jau pas mane su Mereška. Tai ypač šie metai yra, sakyčiau, mano Mereškos. 2025 yra mano Mereškos metai. Tai jeigu spaudžiam pliusiuką, atsiranda 4 parinktis, tai pirmą galima įsikelti schemą iš įrenginio, tai jeigu jūs turite savo planšetį į telefoną ar kažkur tai XSD arba XPS formatu, jūs galite įsikelti schemą, paspaudę šitą ir tiesiog pasirinkę iš katalogų, iš downloads, ar kur jūs jį laikot, galite pasikviesti draugų, galite skenuoti QR kodą. Tai naujai Mereškos rinkiniai būna su QR kodu, aš tokio naujo dar neturėjau, nors man vis prilimpa iš jų kas nors, bet neturiu dar su QR kodu, tai nuskenuotumėm ir galima request schemą daryti. Tai čia būtų prašymas iš jų, turint rinkinį, atsiųsti schemą. Tai dar kol nepamiršau, tai programėlę galima naudotis online ir offline režimais, ta prasme įsijungus internetą ir išsijungus, tik tai, kai būsit schemutę parsisiuntę, atliksit progresą, tai tik įsijungus internetą, tarkim, jis susisies su jūsų, tarkim, jeigu ir telefoną turit, ir planšetį, pavyzdžiui, turit, tai progresas tik tada matysis, jeigu jie kurį laiką pabus online. Aš taip suprantu bent jau. Beje, man niekas nemoka už tai, ką aš darau, tai supraskite, jeigu netyčia kažką suklysiu, gali būti, kad tiesiog nežinau, arba šiai dienai, kadangi šita androidinė programėlė pasirodė turbūt kovo balandį. Tai va tiek laiko aš tik tais ją testuoju, jau išsiuvinėjau Angelą vieną pilnai, tada Lake House'ą savo ežerą, namo priežiūrą, tai įsiuvinėjau jau dabar su šita programėlė ir ruošiuosi startuoti kitą Angelą. Tai tokia patirtis. O iOS sistema, tai jie pasileido, dabar tik tai gegužės 15 dieną paleido ir jinai yra dar nepilna. Tai jeigu jūs dabar žiūrit, tarkim, šiom aktualiom dienom gegužės, ir jūs turit iOS sistemos arba iPhone arba iPadą, jūs nematysit kai kurių ikonėlių, tai žinokit, kad jos atsinaujins. Viskas bus taip, kaip dabar aš jums parodysiu su Androidu. Tiesiog jie sistemą paleido 15 dieną, tai čia yra tik tais poros dienų klausimas ir kai kurios funkcijos dar nėra paleistos, bet iš principo naudotis galima, nes minimaliai, kas yra būtina naudojimui, jau yra. Tai tiesiog taip. O galbūt, kai jūs žiūrėsit, jau tai bus neaktualu, nes bus viskas jau paleista ir iOS sistemai, tai tiesiog turėkit minty. Tai pereikim per mano tą plepėjimą prie tos funkcijos, kad mes prašom mano planšetę, tik tais biškį juokauja. Tebūnie. Tai mes turim rinkinį, aš čia pasavau prie akių turiu vieną rinkinį ir tai yra šitas gražuolis. Aš esu paukščiukų fanatikė, tai iš tikrųjų vis aš pasižiūriu ir galvoju, oi, imsiu, aš dabar siuvinėsiu, bet aš taip visi savo rinkinius pažiūriu ir aš visų jų noriu. Tai žodžiu, tebūnie. Tai grįžkim į temą. Tai mes, kai teikiam užklausą, mums reikia įvesti kodą, kuris yra šitas, būna visą laiką ant viršelio kažkur tai užrašytas, tai čia yra K229, K raidės jau vesti nereikia, nes jinai yra
įvesta, tai mums reikia tik tai įsivesti 229. O eilinį kartą mano planšetė daro savo bajeris, nesvarbu, įvesim taip, kaip matosi. Įvedu 229. Jeigu, pavyzdžiui, Angeluose arba kituose dizainuose yra su raidelė, tarkim, buvo su Murano arba Aida ir jūs nusipirko, tai tą raidelę įveskit, nes aš pirmą kartą bandžiau be raidelės įvesti, kai norėjau savo Angelą siuvinėti ir man tiesiog nedavė galimybę spaudžiu ir man nieks neveikia, tai žinokit, raidelę irgi reikia vesti. Tai dabar mes konfirminam, kad, tiesiog sutinkam, kad taip, tai yra tas dizainas, kurio mes norim, tai spaudžiam confirm ir dabar yra mūsų užduotis. Mums reikia savo elektroninį paštą, su kuriuo prisiregistravom, jis jums čia ir bus parašytas, jūsų telefone ar planšetė jums jį rodys. Tai reikia užrašyti ant kiekvienam rinkiny yra planšetės šitos spalvų, tai ant tų planšečių viršutinės dalies reikia užrašyti savo elektroninį paštą ranka. Taip jau kaip gaunasi, taip gaunasi. Čia nereikia kažkokios didelio meno kažkokio naudoti. Tai aš tuo užrašau ir mes tęsiam. Tai va, tai ten tolumoj matot, kad aš jau užrašiau ant visų 4 planšečių, jas reikia išdėlioti pagal skaičių seką. Tai yra 1, 2, 3, 4 planšetės. Šiaip Mereškas savo puslapį yra pateikus, aš čia paslinksiu, kad nuotrauką galėčiau daryti, kol šneku. Tai jie yra sakę, kad naudoja nedaugiau 40 spalvų. Tai yra jų kaip tikslas, nedaryti, kad būtų daugiaspalviai rinkiniai. Tai aš turiu tik tais vieną tą Red Cabin in the Woods, kur yra tiesiog tas raudonas namelis kalnuose praėjusių metų naujiena, tai ten yra 41 spalva. Tai aš ją fotografavau, tai šalia padėjau, nes ta 41 buvo netgi be spalvos, jinai buvo kaip plus spalva, bonusas. Tai aš ją tiesiog šalia padėjau ir fotografavau. Tai esmė tame yra dabar padėti tas planšetės vieną šalia kitos, taip kaip parodyta mums, iš esmės čia viską rodo, ir tada spaudžiam take photo. Dabar jis įžieps mums kamerą ir tada man kažkokiu būdu jūsų nepajudinant reiks paspausti fotografavimą. Žodžiu. Esmė dabar tame, aš pavyzdžiui dabar nufotografavau vieną kartą, gavosi toks blurry variantas, tada aš paspaudžiau retake photo, tai reiškia dar kartą pakartot, tai aš neįkeliu nuotraukos, aš fotografuoju tiesiogiai programėliai. Tai vis tiek liko šita blurry nuotrauka, bet aš ir vakar, kai fotografavau, irgi buvo vos ne, kad pirmą kadrą padariau netikusi mano akiai, padariau naują, bet vis tiek rodo pirmąjį kadrą, tai nenustebkite, jeigu jums tiesiog taip rodys, bet iš esmės viskas yra gerai. Tos nuotraukos, man atrodo, net jeigu 2-3 dublius padarysit, vis tiek paima, tiesiog matosi, kuris yra geriausias, tai ta nuotraukėlė, jiems svarbu yra spalvų gama, jie pagal ją suderina, ar tai yra iš tikrųjų tas originalus rinkinys, kurio mes norim užklausą pateikti schemai. Ir tada spaudžiam send request. Tai tiesiog reiškia, kad mes išsiuntėm ir dabar laukiam, kol jie gausim. Šiandien yra šeštadienis, tai didelių vilčių, kad labai greitai man tą schemą pateiks, neturiu. Tiesiog got it ir aš laukiu. Ir jeigu grįžim, palaukit, paversiu, kad jums būtų paprasčiau. Tai jeigu yra mūsų profilis, prie šitų schemų užklausų yra dabar pending variantas. Tai tarkim šitą vakar K204 aš užsakinėjau, buvo po 11 ryto, tai per 20 minučių atsiuntė, bet buvo penktadienis, tai yra darbo diena. Šiandien yra šeštadienis, žiūrėsim kaip gausis, tai šiaip realiai, jeigu matot, iš kažkiek tai jau jų esu parsisiuntus, tai darbo dienom būna ten iki valandos, maksimum iki 2, kada atsiunčia, kažkada tai šeštadienį atsiuntė ten gal po pusdienio, o kažkada sekmadienį atsiuntė tik pirmadienį, pateikus užklausą. Tai čia priklauso, aš manau, mes gyvi sutverimai, mums savaitgalių reikia, tai čia matyti. Aš pirmą turėjau mintį, kad galbūt kompiuteris tiesiog sulygina nuotraukas su jų duombazėje esančiais duomenim, bet šiai dienai galvočiau, kad turbūt jeigu ir kompiuteris palygina ir nemato jokių problemų, turbūt vis tiek yra žmogus, kuris tvirtina, kad taip, okei, nes, tarkim, dar, jeigu užsimenant, kad jau atsiminiau, iš senų rinkinių, kai kur yra ne šitokios planšetės, o tos standartinės, tiesiog juostelės su skylutėm ir perverti siūlai. Tai aš vakar pateikiau užklausą, kadangi ten buvo Mereškos rinkinys su ta tiesiog juostelė, netgi elektroninio pašto neužrašiau, tiesiog padėjau ant fono, būtent irgi tam
Nuotrauką dariau per jų programėlę ir užskaitė. Tai su tom planšetėm kaip ir yra užduotis parašyti paštą, o aš ten, kadangi senas rinkinukas buvo, tai pateikiau užklausą tiesiog nufotografuodama tas kitokias senovinės planšetės ir irgi užskaitė. Tai čia vakar aš parsisiunčiau šitas zylutes. Tai dabar taip, mes kadangi kaip ir laukiam, kol atsiųs schemą, tai kad aš galėčiau pabaigti filmavimą, tai pratęsim su darbeliais. Tai galiu rodyti pradžiai savo ežero namą, nes čia jau yra progresas, kuris matysis. Tai nėra visiškai nauja schema, tai yra progresas. Man matosi, kur žalia spalva, žalią spalvą galima pakeisti, jeigu kam nepatinka. Tai esmė yra principas tas, kad aš tiesiog prisizūminu, iš esmės, gerai, grįžkime į pradžią. Jūs, kai atsidarot dizainą, jau kurį arba į XSD formatu įsikėlėt, arba tam XPS, kurio aš nežinau, bet tebūnė, arba jūs jau gavote iš Mereškos užklausą, patvirtino ir jūs turit savo dizainą, tai jūs jį matot tokiu formatu, tiesiog. Čia ten tą langelių buvimą, nebuvimą galima jungti išjungti, bet principas lieka tas. Viršui matot savo progresą, čia šone matot darbinius įrankius, tai yra žymeklis, trintukas ir pirmyn atgal, kaip būna kompiuterinėse programuose, ir tada yra nustatymų dar juosta. Ir tai yra viskas. Darbas vyksta, kaip visada, pirščiukais zoomas, čia klasika turbūt. Ir tai yra, kas, sakykime, skiriasi galbūt nuo sagos, arba jums bus aktualu tiesiog, kad pasakysiu. Tai pavyzdžiui, mes pažymim spalvą ir išmeta tos spalvos kodą ant planšetės, kokiom gijom siuvinėjasi, ir kad tai yra kryžiukas pusinis, bus ten backstitchas, dar kažkas, tai jie visi čia rodysis. Tuoj aš parodysiu pavyzdį. Bet principas tas yra, kad mes kai pažymim, jis tik susiaktyvina, jis nepasiženklina kaip jau atliktas kryželis, nes tarkim sagoje aš nedarau ten išjungimo, atjungimo mygtuko, aš tiesiog pasižymiu spalvą, nes žinau, kad ją tarkim siuvinėsiu, bet toj vietoj jau pasiženklina kaip atliktas kryžiukas, tarkim. Tai čia nėra, čia yra tik tais aktyvinimas, jeigu mes norim ženklinti, mes jungiam šitą mygtuką, tada paženklinam, kad mes šitą kažką išsiuvinėjom ir tada, kai atjungiam, jis jau nieko neženklina. Kai įjungtas mygtukas šitas, mes negalim pereiti kitą spalvą. O jeigu aš dabar noriu grąžinti savo progresą, tai naudoju trintuką. Tiesiog, nes aš nesiuvinėjau čia. Ir tarkim, suaktyvinta spalva yra, aš galiu paspausti kryžiuką, tam, kad išeičiau iš spalvos, arba jeigu, pavyzdžiui, dizainas nėra toks didelis, aš esu kažkur pasižymėjus, galima tiesiog bakstelti foną ir dingsta tas žymėjimas. Tai arba kryžiuką spaudžiam, arba tiesiog iš šono. Tai šitos funkcijos yra elementarios ir tai, kad mes prizūminam, matom simbolius, jeigu atzūminsim, jie, tarsi dingsta tokia, fonas patampa. Čia, aišku, nuo dizaino dydžio priklauso. Tai šitą liniją papasakojau, dabar turim procentus, kuriuos mes siuvinėjam. Tai čia rodosi mūsų statistika dienos, jeigu norim savaitės, mėnesio, čia priklauso, ten dienos išsiskleidžia, aš kadangi įsirašiau šitą persikėliu, aš anksčiau jį su saga siuvinėjau, nes pati persirinkau schemą, tai man buvo kaip ir noras savo vargą atpirkti kažkaip, nors to, kad siuvinėjau, bet kadangi su saga buvo problemų, galvoju, Mereškos įrenginys, Mereško duoda nemokamą schemą, jo labiau, kad ten tikrai nebus klaidų, aš jų galiu būti pridarius, čia 100% gali būti tokia tikimybė. Tai galvoju, reikia persikelti. Tai aš savo turinį persikėliau šeštadienį 10 dieną, gegužės. Tai čia yra laikas rodomas. Oi, mums fokusas dingo. Čia yra laikas rodomas. Tada rodoma, kiek kryžiukų tą dieną buvo išsiuvinėta. Tai čia yra eilutė savaitės, o čia yra eilutė dienos. Tai jeigu aš suskleisiu savaitę, tai rodys tik tos savaitės. Tai jeigu čia būtų daugiau dienų, tai rodytų kiekvieną dieną, kiek siuvinėta, o čia būtų pirma eilutė tos savaitės rezultatas. Tada kiek pusinių, kiek beko, kiek ten kažkokių dygsnelių, kiek prancūziškų mazgelių ar karoliukų. Tai čia tiesiog statistika ir galima mėnesio matyti, kiek iš viso išsiuvinėta, tai čia šiuo atveju per gegužę. Tai laiku, aš kaip ir minėjau, turiu klausimų. Man atrodo, laiką ten vis dar klaidingai skaičiuoja, bet aš vis dar jiems neparašiau. Nes norėtus kažkokio tai turinio jiem pateikti, o ne tik tais, o žiūrėkit, man čia laikas nepatinka. Žodžiu, nepriejau prie to, tai negaliu ir skųstis, turbūt. Ir tada apačioj, kadangi čia yra dizainas jau pradėtas, tai rašo tik tai, kiek liko. Čia, aišku, valandos, tai
nemanau, kad čia teisybė, bet tebūnie. Tai liko, ten tarkim 17 000 kryželių, čia tenais pusinių kryželių, beksti čia liko ir tarkim prancūziškų mazgelių 2. Jeigu čia būtų naujas dizainas, čia rašytų tiek, kiek iš viso yra. Nu, kiek laukia mūsų darbo dar padaryti. O čia jau rašo, kiek yra remaining, reiškia likutį. Tai va. Ir tada mes turim dabar šitą settings ikonėlę. Tai jau čia yra klasika, turbūt daugeliu atveju. Galim įsijungti, išsijungti liniuotės, kurios skaičiuoja 10x10 langelius, arba pasirinkti kryptį, kuria jos rodomos yra. Tada galim pasikeisti žymeklio spalvą. Tai man tebūnie yra žalia, bet jeigu norit, galit pasikeisti. Tada yra tie žymekliai, kurie skaičiuoja, kiek spalvos yra naudojama kažkuriam tai simboliui. Nu, tarkim, pasirinkam, čia rašo 13 toj eilutėj, 12 toj eilutėj. Jeigu šitą išjungsiu, tai nerašys šito, kur ką tik buvo 4. Nu, šiaip tai vertikalės kartais yra gerai, ypač, va, pavyzdžiui, kai aš čia turiu žoles ir aš jas siuvinėsiu, tai jeigu pasirenku vertikalę, man rašo, kad 7 kryžiukus į viršų reikia siuvinėti. Nu, tai yra patogu, ne visais atvejais. Tai čia galima įsijungti, išsijungti, galima pasirinkti kryptį, ar iš apačios skaičiuoja, ar iš viršaus, nu, kur tas ženkliukas atsiras. Tada yra, nu, klasika vėlgi, kaip ženklinam 10x10, ar pasirenkam, ar tenais centro linija yra pas mumis, nes čia va buvo dabar centriukas parodytas raudonai, va atsiranda. Ir aš žinau, kas siuvinėja su, tuoj prisiartinsiu biškį, kas siuvinėja su šituo 10x10 centriukų pažymėtų pliusiukais, nu žinau, kad tai daro, kas kam patogu. Čia yra nuslinkimas. Tarkim, čia yra schema, jeigu aš darysiu taip, tai tą 10x10 aš galiu nuslinkti. Nu, kai kuriais atvejais turbūt galbūt tai yra naudinga, man kaip ir neaktualu buvo. Žodžiu, tai čia tas nuslinkimas aukštyn žemyn ir panašiai. Tai čia būtų gridas, dabar turim guidelines, šito aš kaip ir nenaudoju, bet iš principo guidelines yra kaip ir, va, tai kaip ir paženklina linijas siuvinėjimų, jeigu jūs, pavyzdžiui, siuvinėjat, čia tikiuosi matot kažkiek tai, nu, kitokia seka, ypač ten, kas siuvinėja didžiulius dizainus, daro, kad nebūtų tų tiesių linijų ir panašiai, tai čia tiesiog yra, čia turbūt parkavimo jo metodo, jeigu norite įstrižainėm siuvinėti, tai padaro šitos, nu, žodžiu, iš principo, jeigu naudojat, tai panaudosit, jeigu nenaudojat, tai jums to ir nereikės. Toliau yra simbolių ikonėlė, tai arba simboliai matosi, arba nesimato, aišku, be simbolių tai aš išprotėčiau turbūt, nes, nu, tada viskas patampa vienu. Yra parkingo metodų, jeigu norit parkingą naudoti, tai aš manau, kad čia tiesiog pasižymi, kurią spalvą baigė, bet šito aš jau nerodysiu jums. Yra navigatorius, tai yra pagal pagrindinį paveikslą, kurioje vietoje mes randamės, kaip prisizūminam. Nu, tarkim, šiuo metu aš esu čia kažkur ir tada jau didėja. Nu, ką mes matom savo lange. Tai šitai yra aktualu tik kartais ir kanvos spalva, čia aišku nesaga, čia yra tik keli atspalviai, bet kartais atspalvio pakeitimas gali kažką lemti, tai čia tokie klasikiniai keli. Tai va, tai čia jau buvo settingų, viską apšnekėjom. Tada yra įkytė, tai kaip matom paveikslą. Tai pirmas yra, kai matom su visais simboliais, antras yra, kai matom tą jau kaip išsiuvinėtą variantą. Nu, tipo, va taip turėtų atrodyti, o trečias variantas yra mūsų progresas. Tai va šita dalis jau pas mane yra išsiuvinėta, nes aš tai esu paženklinus, čia yra tiesiog bugas, kaip prizūminį dingsta jisai. Čia tiesiog aš matyt, kadangi pirmyn atgal tampiau, tai, žodžiu, nekreipti dėmesio, dėl to nieks blogai schemoje nėra. Tai čia yra bendras ir čia yra progresas, tiesiog su simboliais. Tai aš vis tiek naudoju šį dažniausiai. Tai čia buvo kytė, tada turim sluoksnius. Tai galima išsijungti, čia yra kryžiukai pusiniai, tai galima juos daryti matomais ir nematomais. Va, tiesiog dingsta. Tada yra backstitches ir kažkokie tai dygsneliai. Jos galima daryti dalinai matomais ir iš vis nematomais. Gaunasi taip. Dabar va bekas visiškai dingo. Nebėra jokių šakelių, nieko nebėra. Ir yra, tarkim, karoliukai, prancūziški mazgeliai, galima juos padaryti tarpinio, skaidraus matomumo ir nematomais. Tai yra patogu, pavyzdžiui,
kai jūs pasiženklinat vieną spalvą, kažkuri ruda buvo. Jeigu aš ją pasiimsiu, tai aš galiu backstitch'ą atsijungti. Tada man rodys tik tais, kur yra kryžiukai. Nes jeigu būna ta pačia spalva kryžiukai ir bekas ant viršaus, tai jūs, kai su žymekliu ženklinsit, žymėsis ir bekas ir šitas. Nu, tai galima juos atsijungti, bet aš parodysiu toj, kur galima atsijungti atskirai. Čia yra tiesiog visoje schemoje, taip galima valdyti. Ir jeigu aš tarkim, padarau nematomą beką, tai aš negaliu padaryti nematomų, visko nematomo negali būti. Kažkas vis tiek turi būti matoma, nu, tiesiog schema pati perjunginėja. Dar tiksliai vienas įdomus dalykas yra, pavyzdžiui, schemai. Jeigu yra tamsus simboliai, lieka šviesus ekranas. Jeigu yra šviesus simboliai, tai užtamsina ekraną, kad būtų kontrastas didesnis. Atsiprašau, aš jau čia nuvažiavau. Užsižiūrėjau. Tai tiesiog automatiškai tai keisis. Čia nėra taip, kad jūs kažką reguliuojat. Čia pagal spalvą jisai parenka foną šviesesnį, tamsesnį, kad būtų didesnis kontrastas. Man realiai tai iš tikrųjų visai patinka. Tai dabar dar kur čia kalbėjom, tai va tarkim yra kryžiukų ir pusinių siuvinėta, tai aš tą pusinį čia galiu atjungti. Tai va, kai mes siuvinėjom beką, aš galiu čia šalia vietoj atjungti, pavyzdžiui, ir tada užsižymėti tais kryžiukų siuvinėtą dalį. Arba galiu išsijungti visą kryžiuką ir matyti, ką siuvinėjau pusiniu. Na, tai yra patogu siuvinėjant konkrečiu atveju. Tikrai taip. Ir tada, jeigu mes čia esam, mes pažiūrėjom sluoksnius, kaip ir pasišnekėjom, ir tada yra spalvų paletė, tai čia yra visa paletė naudojama darbiniam. Simbolis, kiek yra išsiuvinėta, kiek liko, bent jau aš taip traktuoju. Ir tarkim, jeigu aš pasižymiu simbolį, tai jisai iš karto išryškėja. Toj paletėje aš buvau, pažymiu ir jis iš karto išryškėja, ir jeigu išskleidžiu, tai yra vat kryžiukas, pavyzdžiui. Jeigu grįšim į paletę, tai yra simboliai pasižymėti, kas yra ten, tarkim, kryžiuko pusinių. Yra, va, pavyzdžiui, blendai. Va, pažiūrim, kaip blendai atrodo. Visai patogu iš tikrųjų. Tai yra mix parašyta. Tada yra spalvos, kurios tarpusavyje miksuoja. Tai 16 ir 27 spalva po vieną. Veriam per adą, tai išsiuvinėjom pusinį. Nu, man iš esmės tas atidirbimas, taip kaip pateikėme rešką, man patinka. Nes čia nėra... Nu, čia intuityviai dažniausiai supranti, kaip reikia padaryti, nes, nu, aišku, tiesiog matai, va, spalva ta, nu, tai ir viskas. Nu, žodžiu, čia dar galima išsirinkti, norit pusinius matyti, norit, nu, išsijungiu dabar šiuo metu, tada lieka tik kryžiukai, ir tada galiu įsijungti, kas siuvinėjimas pusiniais. Aišku, jeigu siuvinėjimai ir to įrodys ir šitoj sekcijai, bet yra kiti, pavyzdžiui, čia tik pusinių, tai įrodys tik pusinių. Tiesa, dar va, pavyzdžiui, čia matysit, tarkim, yra 32-33. Tai čia, kadangi labai daug spalvos naudojama, tai yra 2 kartus užvyniota, ir ant 32 ir ant 33 spalvos tas pats atspalvis, dėl to yra, nu, taip, per kablelį. Tai čia jau dideliuose dizainuose, taip. Tai va, tai čia yra spalvos, nu, lyg viską parodžiau, ir jeigu norit, gali susirasti spalvą. Jeigu, pavyzdžiui, mums reikia 11. 111 parašiau. Nu, žodžiu, 1-1. Tai rodys tik 11 spalva. Nu, pavyzdžiui, jūs norit pasižiūrėti, kiek yra likučio. Tai realiai taip, kaip mes esam, tarkim, sagui, kas suvinėja su saga pripratę, tai čia nerašo, kiek liko išsivinėta spalva, nes man kartais būna patinka, tiesiog žinai, kad pabaigsiu visą spalvą ir aš tiesiog einu iki pabaigos su ją, ypač darbo pabaigoje. Tai čia taip nerašo, bet jeigu norit, tai išsikvietus tą spalvą rašys, kiek yra, tarkim, jos yra 204 likę ir 204 dar nesiuvinėti, nu tiesiog. Tai tikiuosi nesumaliau jums šį informacijos, bet iš principo čia tiesiog rašo, kokios yra spalvos, keliom gijom siuvinėjimą, kryžiukai, ne kryžiukai, kryžiukai pusiniai backstitches ir panašiai. Yra ir prancūziški mazgeliai, pavyzdžiui, 25 spalvos siuvinėjami 2 ir jų dar likę 2. Tai žodžiu, tiesa, tai išeina, čia yra likutis rašomas, kiek liko tos spalvos iš šitos visos spalvos. Dėl to žalias laukelis reiškia, kad aš jau beveik viską ir išsiuvinėjau tą spalvą. Nu, tiesiog. Tai akcentuojant būtų ne kiek padariau, o kiek liko ir kiek turėjo iš viso būti. Taip išeina. Nu, čia ta žalias laukelis kaip reiškia, kiek mes artėjom link pabaigos iki išnaudojimo.
įsivėliau aš čia į savo tą baltologiją, atsiprašau, iš principo taip. Tai mes čia turėjom dizainą su progresu, čia papasakau ir apie procentus. Jeigu mes turim naują schemą visiškai, tai tarkim, atsidarykim tas vakar atsiųstas zylutes. Tai progresija nieko nerodo, nes nieko nesiuvinėjau, bet rašo tiek, kiek reikia išsiuvinėti, tiek, kiek mums liko. Tai visas kiekis. Tada, jeigu čia fonas turėtų būti tamsiai mėlynas, tai paliko baltą. Tas lelijas, kurias ką tik užsakėm, buvo žalias fonas, bet mačiau, kad užklausui vis tiek buvo baltas fonas. Tai spalvą, jeigu norim, galim pasikeisti patys. Čia iš esmės tai tuo atveju, jeigu pas jūs Androidas, jūs jau galit pasirinkti, pavyzdžiui, ne, šiuo atveju mėlyną spalvą. Tai, nes ant iPhone mačiau dar ir ant Apple įrenginių dar neveikia šitą funkciją, bet galbūt žiūrėjimo metu jūs jau ją matysite. Tai va, prisizūminam, viską matom. Tai va, skaičiuoja, dar vėlgi atsiprašau už tos palyginimus, bet tarkim skaičiuoja, kadangi iš savo ežero namą persikėliau, tai Sagoj Bekstičias yra daugiau taškų duodantis, tai aš Sagoj, sakim, su savo ežerų persikėliau iš beveik 35% ir čia Mereškos programėlė rodo beveik 32%. Tai biškiai kitaip skaičiuoja, čia yra faktas, bet skaičiavimas galbūt nėra taip svarbu. Svarbu, kad mes gaunam nemokamai dizainą iš gamintojo. Tai tarkim, čia yra tas namas, Red Cabin, kur 41 spalva naudojama. Aš čia akytėje esu pasirinkus, kad rodytų kitaip. Tai va, tai. Ir tada yra, pavyzdžiui, šitam dizaine pusiniai siuvinėjasi į kitą pusę. Į tai reikia atkreipdėmės. Bet šiaip. Man žavu iš tikrųjų, kai gamintojas tokias didelės schemas, kurias aš ten rinkčiaus, galbūt mėnesį ir gal daugiau, tiesiog ima ir duoda. Tu tiesiog pateiki užklausą ir jie duoda. Man pagarba tiesiog. Ir aš už tai dėl to tai filmuoju, kad ir jūs susipažintumėt. Tai turbūt tiek. Nežinau iš tikrųjų, ką dabar papasakot, kadangi mūsų užklausa laukia šeštadienis, tai aš nelabai tikiu, kad ją mums taip greitai patvirtins. Tai aš kaip ir nefilmuosiu jau to intarpo, kai jau patvirtino greičiausiai. Nebent turėsiu akimirką laisvą ir tylę. Žiūrėsiu, matysiu, kaip kas. Jeigu ką, patikėkit manim, viskas yra paprastai. Kartais gali tekti išjungti programėlę ir vėl įjungti, tik tais būkit online režime, nes jeigu atsijungsit, tai ką viską. Dar jau grįžim į mano. Čia, tarkim, atsiras ta užklausa patvirtinta ir čia bus tas download ikonėlė, va ta tokia maža. Tai mes tada ją parsisiunčiam ir jinai yra mūsų kambarį šitam savo asmeniniam Mereškos. Ir jeigu mes atsijungsim į offline režimą, šitie, ką mes esam parsisiuntę, jie liks ir ant jų paspaudus mes galim siuvinėti. Bet į online režimą vis tiek visą laiką grįžkit, nes tada susiderins tarpusavį procesai. Ir, jeigu aš dabar esu pateikus užklausą, tai aš ją gausiu patvirtinimą tik tada, kai tikrai būsiu online. Jo, ir aš sakau, jeigu kartais reikia, tai galima išjungti programėlę ir vėl ją įjungti. Ir tada būna jau pasikeičia statusas kad mums jau patvirtino. Nes, čia irgi kartais reikia, kaip ir kompiuterį, kartais reikia išjungti ir įjungti vėl iš naujo. Tai va, atsiprašau, biškiuką per daug šneku, bet laikas ribotas, tai aš kartais taip tiesiog įsijungiu tą savo greitą kalbę. Tiesiog laukiu, greit, darau, atsiprašau, kad kartais tikrai norėtųsi tiesiog tykiai ramiai atsisėsti, ramiai su jumis pasišnekėti ir neskubėti, ir nebijoti tarp minčių, bet šiuo metu mano gyvenimo periodas yra toks, kad reikia greitai, kol galiu, nes gali laikas nusikelt vėl iki kada nors. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu. Jeigu pamiršau kažką, jeigu turit kažkokių klausimų panašiai, tai rašykit. Jeigu reikės, nufilmuosiu dar kartą, arba gal užteks tiesiog komentaruose atsakyti Jums. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, man nieks už tai nemoka. Aš tiesiog noriu palaikyti Merešką už tai, kad tokias didžiulės gražias schemas dovanoja, kad tu tik siuvinėtum elektroninėje versijoje. Nereikia niekam už tai mokėti. Pagarba. Tiesiog nuoširdį pagarba jiems už tai. Tai su ta gražia mintim baigsiu. Iki kito karto.